Ar varai kartu? Sveiki, družbanai. Esam Vengrijoje. Nuvažiavę apie 1500 km iš viso. Esam kažkokiam kaime. Pačios kelionės labai nefilmavau čia. Tiesiog važiavau, ilsėjausi, kažkiek truputį pafilmavau. Galit pasižiūrėti, kaip atrodė mano kelias į čia. O dabar eisim kur jums vidosika. Kadangi Citrius ištroško, tai turėjau stoti degaliniai ir pripilt kuro beveik už 7-5 eurus. Pasileidau toliau važiuoti ir tik įvažiavus į Vengriją nušvietė saulytė. Pasižiūrėkit, koks gražus mano priekinis stiklas. Važiavau iki vakaro ir vakare privažiavau Apai kaimelį, kuriame susiradau atokesnę vietelę, pasistačiau Citrių ir ėjau ruoštis miegoti. Šiaip planuoju video kelt kas 3-4 dienas, nes kitaip nelabai fiziškai manoma ir visur lėkti, ir filmuoti, ir montuoti, ir įkelt, ir dar pamiegoti. Tai, manau, nepyksit, jei bus kas 3-4 dienas. Gerai, einam ruoštis savo guolį. Ne, einam dabar vidosika, kur to paskui einam guolį ruoštis, miegoti. Šiandien čia nešalta, tikiuosi nebesusirgsiu. Bet čia kažką aš pasidariau, tai čia yra, wow, čia yra inžinieriaus darbas. Čia yra inžinieriaus darbas. Susipažinkite su Evaldu inžinierium. Mėšlungis traukia. Kažkaip koją netai padėjau. Antra nakties beveik. O aš kuriu vidosika. Matot, kaip aš dėl jūsų stengiausi. Susikraut daiktus ir eit miegot. O čia dar užsidariau privatumo. Labai noriu mėgau. Einam klotis lovą, mišt, poteriauts ir golts. Laban, iki greito. Labas rytas. Nu, šią naktį nebuvo taip šalta. Buvo šalta, bet ne taip kaip tą pirmą. Čia skuduras yra. Čia yra ne miegmaišis, čia yra skuduras. Buvau vieną kartą užsikūręs mašiną. Po 7:20. Turbūt keliamės jau. Nu tai labas rytas dar kartą. Šį kartą aplenksiu visus didmiesčius. Noriu aplankyti kaimus. Tai pasileidžiam per Vengrijos kaimus. O šiuo metu esam Apai kaime, kuris turi savo kartodromą. Ir aišku, labiau pasidomėjus apie šitą vietą, pasirodo visai čia nėra kartodromas. Čia yra radio bangom valdomų mašinyčių trasa. Tai iš tų mašinyčių yra įvairiausių, yra elektrinių, yra benzininių ir jos visos valdomos su pultais. Bet pažiūrėkit, kaip jos lekia. Tai kasgi yra tas RC sportas? RC sportas, žinokit, pasirodo yra rimtas dalykas. Šitos mašinytės gali išvystyti netgi iki 100 km/h greitį. Aišku, kainuoja kaip motociklas apie 3-4 tūkstančiai, bet pasirodo jose yra ir atskiros klasės, čempionatai, pasaulio varžybos, profesionalūs mechanikai ir netgi komandos. Kad būtų lengviau įsivaizduoti, įsivaizduokit MotoGP struktūrą, tiesiog tu ne pats važiuoji, o valdai radio bangom savo motociklą ar mašinytę. Pabandykime įsivaizduoti, kaip atrodytų Mark Marquezas su tokia mašinytė, o ne su motociklu. Lyja. Eik tu sau. Pasiruošimo video sakiau, kad kai ką esu sugalvojęs, ko nesu gyvenime dar daręs, tai jau galiu pasakyti. Aš gyvenime nesu ilgiau nei 2 ar 3 dienos nesiskutęs barzdos, o šiandien jau 4. diena. Aišku, mano barzda yra balta, milky, balta. O paskui bus ryža jaučiu, bet noriu pabandyti, nes niekada nebuvau. Ai, blemba. Niekada nebuvau pasiauginęs, tai nežinau, matosi jau. Gal kažkiek matosi. Tai va, kiek čia planų pirmadienio, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, 4 dienos ir nesiskuti. Stengsiuosi visą kelionę nesiskusti. Pažiūrėsim, kaip atrodysiu. Ryžik, pyžik, anapažik. Tai šiandien visą rytą lyja, dabar jau truputį apstojo, kūriau vidosiką iš Zakopanės su Citrium va čia.
Giliam kaimukiai, bet pažiūrėkit, koks aparatas yra. Kažkada greičiausiai varžybose dalyvavo. Vabalas. Nu čia labai didelis užkampis. Kažkaip susiradau šitą vietą ir nusprendžiau permiegoti. Varom į miestą, pasižiūrėsim, kas gero. Ar jis gyvas, ar čia statula? Kažkaip įdomiai. Ar tu gyvas, arkliau? Labas! Įgaga! Arkliau! Garbaniokas koks, džindžeris? Ryžik pyžik? Aš irgi toj būsiu, žinok, ryžik pyžik. Kas čia dabar tau? Tu durns gal? Viskas, važiuoju aš iš čia. Bėgu, sorry. Eisim aplankyti vietinę parduotuvę. Tik reikia pasižiūrėti, kaip vengriškai labą dieną, nes čia tai tikrai nekalbės, garantuoju, angliškai niekas. Jó napot kívánok! Per ilgai. Jó napani batkot. Halo. Hello. Einam apsipirkti grynų kortelę, kažin bus galima. Jeigu kas nors nežinot, tai Vengrijoje nėra euros. Yra Vengrijos forintas. O mes jų neturim. Hello. Can I film here? Can I film? Make video? Okay? Thank you. Va, kokie draugiški. Parduotuvėlė. Gerai, man čia reiktų apsipirkti gal. Man reikia 5 litrų. Lemba kortelė, kažin. Is any chance to pay by card? Card? Ok. Žiūrėjau, šlakių gerų yra gal. Pabandom. Kaimo pardėj. Šitą pasimsim. Gal pasimt kažko? Salami. Yeah, this salami? This, yeah. Thank you. Nu, fine. Kaimo pardėj. Reikia vandens man dar 5 litrų. Do you have a water? Big water? Water but big? 5 liters? Big one. Gal turite didelės talpos vandens butelį? Большой. Понимаешь по-русски? Не? English, Russian? No? Русский? Не. Это... Water. Oh, good. Yes. Thank you. Žiūrėk, ką radau. Sifonas. Imu šit. That's good. Geras. Sifonas, kaip aš seniai gėręs jį. Eik savo. Aš čia atvažiavau ir vakar miegojau prie kartodromo. Labai patinka jūsų kaimelis. Én ma videóztam, és a gokárpálya mellett aludtam. Nagyon tetszik a flauta, igen. Köszönjük, thank you. Okay, how much? Thank you. Have a good day. Hello. Bye. Thank you. Nu, jūs tik pažiūrėkit, kokie mandagūs senukai. Kaip fain. Nusipirkau, bet tai sifoną nusipirkau, ar tu įsivaizduoji? Aš nežinau, kiek metų sifoną nesu matęs.
Atsigersim. Bet tai čia mane pripurkši burną. Galbūt reikėjo pirmą čia nusivalyti viską, ne? O gal ir ne. Aš podelių neturiu. Gerai, važiuojam dabar. Mačiau čia kažkokia dar parduotuvė arba kavinė kažkokia. Varom, patikrinsim. Pasižiūrėsim. Ir čia daugiau tam kaimukiai, man atrodo, nieko nėra. Žinau, viena parduotuvė, vakar 6 valandą čia buvau, tai nedirbo. Ir ta kavinukė lyg dirbo, bet aš nenorėjau jau ją važiuoti. Važiuojam, pasižiūrim, kas čia eisim kavos atsigerti. Nepasakiau, kiek sumokėjau. Sumokėjau 14 eurų. O dabar einam, pasižiūrėsim, kas čia. Čia lyg kaip bariukas kažkoks. Ar kavinė. Pasižiūrėsim. Hello. Can I film here? Can I film? Can I film? No? Video? No? Tourist? No? Okay. Do you have coffee? No? It's bar? Kave? Kave. Do you have kave? Cappuccino? One cappuccino. One cappuccino. Da. Okay. Can pay by card in here? Card? Card? Kártya? Igen. Kartė? Ok. Pabėgo du. Sakė, nenoriu, kad filmuotų mane. Fainas bariukas. Thank you. Kártya? Kart. Kafe. Ok. Reikia kitur eit sumokėti kortelę. Thank you. Prisėsim čia. Pabėgo klientai, aš išvaikiau su kamerą. Sako, ne, manęs nefilmuo. Manęs nefilmuo. Su cinamonu. Žinot, kas čia? Čia yra kapučino kakava. Hello. You okay? Good? Kakavos atsigėriau. Viskas. Einam, ši nepatinka čia visiems, kad filmuoju. Tokie pasimetę. Čia geria visi. Bye bye. Aš išeinu į atgal į barelį. Tai šitam Apai kaime gyvena apie 1000 žmonių, bent paskutiniais duomenim. Ir šitam kaime vien tik tai gyvulininkystė, ūkininkystė ir daugiau nieko. Visiškai nieko. Viena parduotuvė ir vienas baras. Nu, dar yra kartodromo, tik tai man atrodo, kad jis nebeveikia. Nors gal sezono metu ir veikia. O dabar važiuojam į biškį didesnį kaimuką. Nu, jis gal kaip ir miestelis jau, apie 3000 gyventojų, bet labai fainas miestelis su baltais mažais panamukais. Ir tam mieste yra labai daug vyno daryklų, gamyklų. Gal paragausim Vinciaus, kur nors nuėję. Išvažiuokite iš žiedinės sankryžos. Gerai, imigrantė mano. Vežuosi imigrantą su savimi. Aš labai valgyt noriu. Čia kažkokią kavinukę susiradau. Nu, važiuodamas pro šalį tiesiog pamačiau. Einam, pabandysim užkast. Čia užrakinta. Bet ten muzika girdžiu groja. Čia irgi užrakinta, gal čia iš kitos pusės. Einam pasižiūrėti. Gal nelabai. Ką padarysi? Norėjau tokioj, bet čia kvepia kažkas labai. Čia turi būti. Važiuokite į vakarus. Tylėk imigrantė. Gal yra kažkas? Kur čia įėjimas, aš nežinau. Nu, bet čia atidaryta, man atrodo.
Kad nieko nėra, eit. Baldai užkelti į viršų. Citrus biškai purvinas, sakyčiau. Kažkada jau reikės nusiplauti. Viskas, daugiau nebegaliu kentėti, noriu labai valgyti. Taip į pačią pirmą, va dabar pakelės čia kažkokią užeigą. Sustojau, matau. Labai skanus paveiksliukai. Einu valgyti. Hello. Do you speak English? Hello. Can I order food? Lithuanian, English, Russian? Говорит по-русски? Ungarisch, Deutsch, Franzosen. Говоришь по-русски? Ja. Говорит по-русски? Надо кушать. Transylvania. Essen. Надо кушать, кушать. Kusha, ja. Itt. Ja, de menu. De moet ons meg a húsokat adtam. Oké. Die Hungarisch is, bitte. Okay, okay. What is this? Is pork, beef? Ja. Beef, okay. Oogst. Yeah. So can I have this one? De kartoffel is... Yeah. Can I pay by card? Ja, ik... Can I pay by card? Okay. Ja. Hello. Hello. Okay, I will try these sausages, okay? Thank you. 1, 2. 2. Nem, ő angolul, én németül. Ez teljesen jó. Du Max speak kapacitás. English, Okay. ich spreche Deutsch. Yeah. Mézes puszedni? Oh, thank you. I will try. Thanks. No, it's Hussein Imam. Can I have this chips? Ja, krumplit Krumplit, kell. krumplit. Nu įdomiai atrodo šitas dešras. Paragausim. Kodėl aš 2 užsisakiau, tai nežinau, jeigu man skanios bus. Faina vietelė. Tik tuščia. Čia eisiu gal į lauką. Gal čia atsisėsiu su hebrantu šitu. Brot? Yes, please. One. Can I have ketchup as well, please? Karucsa, baja. Okay. Yeah. Okay. Baja? Ja. I know, Baja. Is Nieko nesuprantu, ką čia šneka. Bet... good wine. Yeah, wine. Good Wine. wine. I will try. Ja. That's it? Can I pay? Can I pay? Card, okay? 18 eurų. 13 kilometer hajos, harta. We are here. Karta. Ja. Nice? Good, karta? Ja. Harta. Harta, good. Rákóczi Strasse. Lietuvoje irgi gražu. Atlieki Lietuvą kada nors. Gerai? Na. Okay. One second. Say. Скажи. Не. Speak. La. Ungarisch. Na, Hartán van a kolbászháznál, és most ebédel. Vengriškas dešrelis. This? Ja. Yeah. Kolbászt. One second. Kolbászt, még sült krumplit eszik. Jis valgo dešreles ir bulvytės free. Yeah. It's good? Yeah. I will try. Na, meg ott a fordítás. Aš pabandysiu, man labai įdomus vengriškas tradicinis maistas.
No, kipróbálják ki, jöjjenek sűrűbben One itt. second. Ki akarják próbálni, sűrűbben keresik meg a kolbászházat, már eredeti és finomság van. Igazi húsakból van. Bandykite dažniau nedešelinamus terminus. Okay. Okay. Bandykite dažniau man. Oh, thank you. Thanks. Tikiuosi, kad bus skanu. Aha. Good. Good, good. Prima. Bye. Nu, va, kokie vengrai malonūs. Sakykit, kada jeigu būsit Pescenijas, visai nebloga vietelė. Labai skanius 10, žiauriai skanius. Baisiai. Galvojau iš pradžių, kad bus nelabai, bet patiko. Viskas, varom toliau. Nu, fainiai, visai pavalgiau. Smagu. Labai dėdulis bandė man vis paaiškinti kažką. Man labai patinka tokie vietiniai, paprasti žmonės. Aš kai pasakiau, kad dvi, tai jie juoktis pradėjo, tai turbūt ir galvoja, kad ką tas čia Jadrūnas. Dvi neįmanoma dviejų suvalgyti, nu iš tikrųjų man bent ten viena didžiulė. Viskas, hajos, we are coming! 36 minutės, 38 kilometrai. Nu, viskas, atlėkėm į hajos. Pilamės kurą, nes jau citrus vėl ištroško. Labai jisai dažnai ištrokšta. Mažas bakas, o viskas. Kem 4 litriukai tilpo. 24 112 mokėti. Nežinau kiek eurais. Lemba orelis tai ne kažką. Nėra šalta, bet labai vėjas ir lyja. Ja, čia brangus kuras. Šiam 4 eurai. Už 44 litrus. Man atrodo, aš už... O gal taip panašiai ir mokėjau. Šiam 3, bet mokėjau, atsimenu, Lietuvoje, bet kiek litrų, neatsimenu, kem 7 gal pyliu. Nu, taip biškai brangiau gaun. Čia duoda benzinų. Kaip taip gali būti. Jau kepurės nenešioju, bet man dabar reikia kažkur galvą įsiplauti. Kadangi neturiu, tai reikia susišukuoti biškį. Ai, apsipyliau. Biškį susišukuojam. Kad į žmogų panašesnis būčiau. Man iš tikrųjų su ta barzda tokia. Milky ir ryža. Aš toks bomžara jaučiuosi, nu, bet plaukučiau sutvarkyti. Tikiuosi, kad po keletos dienų prasimuš ir biškį geriau atrodys, nes dabar tai nėra, ta prasme, nieko. Kas sugalvojo tokią barzdą? Balta, ryža, Milky Boy. Nu ką, družbanai, atlėkėm su Citrium į hajos. Planas čia mūsų buvo paprastas, trumpas stopas, apsidairom ir lekiam toliau. Bet kai pamatėm daugiau nei 1000 vyno rūsių, 1000, įsivaizduojat, oficialiais duomenimis čia yra daugiau nei 1300 vyno rūsių. Čia ne kaimelis, čia kažkokia vyno imperija. Dar 18 amžių vokiečių kolonistai atėjo čia ir matyt nusprendė. Namai gali palaukti, pirmiausia darom vyno rūsių. Nu maladėt, gerbiu tokį sprendimą. Vaikštai čia tartų baltų namelių su spalvotom durim ir supranti, kad čia pavojinga teritorija. Su Citrium galim likti ilgesniam laikui. Bet atmosfera tokia rami, kad net mano citrus pradėjo mažiau burbėti. Tas irgi suprato, kad čia gyvenimas lėtėja, bet taurės gali greit pilnėti. Vaikštai ir tada pagauni save galvojant, o gal čia lik, gal atidaryti citriaus rūsį 1301. Būtų rimta ar ne? Tai apibendrinus, hajos, man atrodo, vieta yra, kur atvažiuoji trumpam, bet išvažiuoji su 3-4 buteliais vyno, naujų planų gyvenime ir šiek tiek mažiau vietos bagažinėje. O dabar einam pasižiūrėsim, kaip atrodo tie vyno rūsiai gyvai. Hello, do you speak English? Oh, yes, not good, but Oh, okay, nice to meet you. What's your name? Balint Stodler. Balit Stoller. Okay, I'm Evaldas. You're making this wine by yourself, yeah? Okay, and, My father. okay. And do you have a like an underground? Yes, we here have, but it's we're working on it. Okay. But we have another one.
Okay, is there any chance to visit and film it? Ai, moment. Okay, thank you. Nu, gal nulėksim į Rūsį ir paragausim čia vyniuko biškį. Is there any chance to taste the wine? Of course. Okay, is there any chance to pay by card? Only cash. Only cash? Yeah. But I don't have a cash. one. Dry. Okay. Thank Dry you. or sweet? Sweet. Okay, this is not the sweetest, this is semi-sweet. Alright. Okay, thank you. Kaip kvepia. Very nice. Thank you very much. Very nice. So if I want to buy the bottle, only cash as well, yeah? Or the Revolut. Maybe here is a cash point somewhere. I can Not take here in the town. in the town, yeah? Okay, so maybe I can go to the town, Yeah. take the cash and come back. Yes. That will be better. Hello. Szia. Hello. Csak angolul beszél. Evaldas. What's your name? Robert. Robert. So you are father of. Okay, Yes. that's good. How much one bottle? This one. This one. Várja, hogy van. Went not good with numbers. Okay. Ez 4000, ugye? Igen. Azt utána jó. In forint? Yeah. So maybe I can pay by euro. Yes, of Yeah. course. So I have That's euro. okay. I have euro. Euro? Okay. Yeah. very That's good. good. That's good. Yeah. Okay, I'll take this one. And maybe can I taste another? Of course. Én megnézem, hogy hát ugyan is tudna csinálni videót, jó? Jó. This is sweeter. Yeah, that's good. If I gonna take 2 bottles, and actually I going to Serbia now. Can I bring it to Serbia? It's Why no not? problem, yeah. I think yes. Okay, okay. How many years here you are selling the wine? And Mikor making kezdted? 15. 50? 50? 1-5. Ah, 1, 5, 15 years. Okay. Natur wine, yes. Mm-hmm. Ah, that's grapes. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Natural. Persze. So that's it from your farm, yeah? Yes. Okay. 40 degrees. Yeah. Normál? Uh-huh. Normal is 20, about 20. 20, yeah. Okay. 40 is that. Yes, yes. Yeah. Okay, let's Okay, go. Thank you. So this is workplace. This is workplace, yeah? No, just leave it. Oh, that's okay, that's okay. I know how the workplaces look like, you know. I'm working in construction, so I know how old the house is. 100 years? More. More? 200, yeah? Nu, sakė, nebus labai švaru, nes ten mūsų darbo vieta, bet aš žinau, ką reiškia darbo vieta, tai nenustebęs manęs. Įdomu labai pasižiūrėti, kaip tie Rusai atrodo. Wow. Wow. That's incredible. That's good. Wow. So here is a wine inside. Yes. Sometimes, yeah? What about this big one? Is wine inside as well? Not now. Not now, but sometimes, yeah? Okay. So how many liters of here? 100. 100 liters. Not liter, hecto. A hectare? What is that? 100 liter is 1. Ah, Hectare. okay, okay. So 1 ton is here, yeah? Yeah. Okay. Esencia. Ah, extracta się to. Okay. Van az, hogy This is 70% sugar. Ah, Sugar. Sugar. Yeah. Okay. The grape sugar. Mm-hmm. Grape sugar, yeah, I understand.
Šitos bačkos. Staliukai. Geras, čia baras. It was a bar before? Yeah, and, So 100 years ago? no, 100 people. 100 people? Ah, okay. Yeah, I turn on the night mode now. It's look better. Žiūrėk, čia. Sakė, 100 žmonių turėjo, nelabai supratau, kur jie buvo, tie 100 žmonių, bet čia staliukai. Čia baras buvo anksčiau. Rūsiai įsivaizduoju. Tai dar parodysiu tą bačką su night mode. Gal geriau matysis. O. Gal, tai viskas. Einam atgal. Žiauriai fainai. Labai gražu. Čia kaip atrodo. Op. Išlipiu. Ir dirbtuvės. Geras. Opa. Thank you very much. Thank you. Very nice. Oh, here is plantations, yeah? Yes. Well, what time the season starts for the grapes? Hát nekünk főleg októberben. In October. In October? Oh, okay. Okay, guys. Thank you. Nice to meet you. And have a good day. Thank you. Bye. Nu ką, aprodė. Matėt patys kaip ten kosmos. Aišku, čia jų yra daug, labai daug. Tai čia vienintelį tokį parodė. Tai aš įsivaizduoju, kad yra ir daug gilesnių, ir didesnių, ir visokiausių. Dabar gerai, išleidau 30 eurų ant Vinciaus. Necelę norėjau. Bet kadangi tai yra ne mano naudojimai, o tai yra lauktuvės, tai turbūt mes jų neskaičiuosim šitų eurasikų. Sutinkat? Nu, jeigu išgersiu butelį, tai tada priskaičiuosiu. Bet ne, negersiu. Šiaip ragavau žiauriai skanu. Labai. 2 saldus ir 1 toks pusiau saldus. Bet žiauriai skanus. Labai. Nu, tai kaip jums tas Hajos miestelis ir Vinciaus rūsiai? Man tai labai patiko. Ties čia turbūt ir baigiam šitą video. Turbūt bus trumpesnis nei kad visi kiti, nes Vengrijoje aplankėm tik 2 kaimelius. Ačiū, kad žiūrėjot. Matau, labai komentuojat. Komentuokit ir toliau. Paspauskit like, būtinai pasubscribinkit. Kaip ir minėjau, man tai labai svarbu. Ir viskas. Keliaujam į Serbiją. Susitiksim Serbijoje. Iki.